Šiame epizode kalbuosi su abiturientu, kuris būdamas 15 metų su komanda sukūrė savo pirmąją programėlę. Kita programėlė pavadinimu Prisiūk antraštę panaudojo kaip ginklą laimėti eurodebatus fake news tematiką. Taip pat kandidatavo į tarybos narius ir be to penktadienio vakarais spėdavo pafilosofuoti apie gyvenimą draugų kompanijoje. Tai Martynas Dargis. Labiausiai jį šiandieną kankinsiu klausimais apie BAF Leadership Academy. Tad klausom ir būsimieji 11-okai, nepamirškit aplikuoti šią programą. Labas Martynai, ką parvežė į lauktuvių? Save. O kaip miela. Bet Agirdi, papasakok, koks buvo ten road tripas šeimos, koks visas maršrutas, nes atsimenu, kai kviečiau tave į savo plotą, tu buvai Kroatijoje tada. Jo, tai važiavom iki Kroatijos, pasimaudėm Adrijos jūroje, buvom taip pačioj vietoj, kur buvom prieš 8 metus, buvo toks nostalgijos tripas. O čia gal noriu papasakoti, kaip tau sekas, pavyzdžiui, su baltosiam pirštinėm girdėjau buvai, turėjai veiklos kažkokios, gal noriu papasakoti apie savo patirtį. Jo, bet tai jau baigėsi rinkimai praeitį ir aš labai džiaugiuosi, kad su tavim neturėjau blogų reikalų, nes tu pats kandidatavai. Kokia buvo priežastis tos kandidatūros? Kaip sugalvojai? Kandidatavai. Su socialdemokratais, kiek prisimenu. Aha. Ir šiaip iš tikrųjų džiaugiuosi, kad toks jaunas buvai pavyzdys visiems jauniems žmonėms domėtis politiką. Nes primenu klausytojams, kurie nepažįsta Martyno, jisai kandidatavo į miesto tarybą su savo mama kartu. Jo, tu nori, kad aš papasakočiau apie patirtį? Kodėl kandidatavai? Visų pirma, tai man atrodo yra labai gerai jaunimas politikoje. Be abejo. Tai čia buvo toks kaip labiau širdies. Aš iš tikrųjų, aš nelabai turėjau šansų būti išrinktas, bet čia buvo toks tiesiog išidės dalykas. Ir dar, kadangi aš esu jaunas, tai aš kažkiek jaunų žmonių pritraukiau į sąrašą, už sąrašą balsuoti. O dar žadi grįžti į politiką? Dabar neplanuoju, greitų metų dabar bus mokslai, stojau, kur norėjau. O kur įstojai? Į kitų programų sistemas. Arba kaimiškai tariant, kažką koduoti, programuoti. Aha. Ten, žodžiu, IT specialistas. Jo, ten būsi. Su kompiuteriais tenai. Ten mama paprašys sutvarkyti kompiuterį, sutaisysiu, žinai. Seneliai irgi galės kviesti. Jo, sutaisysiu močiutį telefoną, nes neįsijungia, nes sąskaitą baigęs. Ar atsakiau į klausimą? Taip, labai išsamei. Kaip pristačiau tave intro, esi kelių programėlių kūrėjas. Kodėl susidomėjai programavimu apskritai? Ne aš vienas, mes viską darom kartu su bičiuliu Benu. Jo, tai vienas neprisimsiu lauro. Be abejo. Kodėl? Nežinau, nuo pat vaikystės programavimas man labai domino. O programėlės atrodo kaip hot new thing. Čia šiek tiek seniau. Tai tiesiog čia buvo tiesiausias kelias į tą visą rinką ir mes labai daug išmokom. Dabar šiuo metu kiek atsitraukiam nuo programėlių ir dirbam. Yra fabrikas, kuris gamina detalės, metalinės. Detalės reikia labai tiksliai išgręžti skyles tam tikroj pozicijoje, tam tikro diametro ir yra labai svarbu iki mikronų tikslumo. Tai šiuo metu darom tokią programą, kuri iš nuotraukos tos detalės gali labai tiksliai nustatyti diametrą skylių ir jų poziciją ir pagal tai gali taisyti stakles, jeigu jos yra išsiderinusios, nusidėvėjusios. O kokias programas, papasakok apie jūsų sukurtas programas anksčiau. Ten, kiek prisimenu, buvo žaidimas, Prisiūk antraštę, kas dar buvo ir kam jos skirtos, kodėl kilo tokios idėjos jums? Prisiūk antraštė yra vienintelė programėlė, kurią darėm iš idėjos. Tai man labai nervuoja, kai aš pamatau antraštę ir ji yra tokia clickbaitish, labai sudomina, paspaudė, o ten
straipsnis yra tuščias visai nei tavo. Tai galvoju, pamačiau problemą, sugalvojau sprendimą, pabandom. Iš tikrųjų tai nepaėjo, bet gavom daug patirties. Ja. O kokios dar programėlės kūrėt? Dar viena programėlė, šita ne iš idėjos buvo, čia ne visai mums, bet tai yra programėlė, kuri išveda sporto programas iš rodiklio, kuris vadinasi širdies ritmo kintamumas. Tai pasimatuoji pulsą, programėlė apskaičiuoja širdies ritmo kintamumą, o širdies ritmo kintamumas yra toks rodiklis, kuris pasako, kaip tu esi pavargęs po kažkokio tai krūvio. Tai ta programėlė iš to išveda tiesiog treniruotės padaro. Aha. O kokia buvo pati pirmoji programėlė? Mes dalyvavom hackatone ir iš po hackatono susisiekė su mumis tokie žmonės, kurie paprašė, kad padarytumėm programėlę, kuri leistų rasti food truckus, kaip čia lietuviškai, maisto. Manau, supratom visi. Ja. Tai mes darėm tą programėlę, ji buvo labai prasta, bet čia buvo pirmą kartą, kai iš savo hobio galėjom uždirbti realių pinigų ir mes buvome ekstazijai kurį laiką. Palau, tai kaip jūs užsidirbat? Kaip ten galėjot uždirbti? Padarėm programėlę ir ją pardavėm žmonėms, kurie prašė. Aha, okei. Dabar jau kylant prie pagrindinės temos, kaip manai, kokios priežastys lėmė tapti BAF Leadership Academy dalyviu? Ar programavimas, tos programėlės pačios buvo viena iš tų priežasčių? Aš labai mėgstu keliauti. Čia yra vienas iš tų dalykų, kur visą gyvenimą noriu daryti. Ir tiesiog, kai aš dalyvavau prezentacijai, aš buvau žiūrovas, ta prasme, ir tam pasakoju apie visą tą akademiją, aš žinau, kad čia yra galimybė, kurios negaliu praleisti. Šansai patekti maži, ten iš 2000 ir kiek, atrinko 30 žmonių, bet tiesiog norėjau pabandyti, jeigu būčiau nepatekęs, tai būčiau bandęs tiesiog, bet patekau ir labai džiaugiuosi dėl to. Išmės vien dėl to, nes mėgstu keliauti, aš susidomėjau tą programą. Žinau, bet aš irgi, kai sužinau, kad tu buvai Amerikoje, aš tokia, wow, kokių pažįstamų turiu savo tarpe. Ir ten Amerikoje kitaip, žinok. Aš įsivaizduoju. Ten užsieniuose kitaip, ten žmonės. Jo. Ta prasme, Šilalę vadina užsieniu, bet ten tai užsienis. Tenai pusryčiam pinigus valgo. Ten žmonės uždirba. Tu man čia neskleisk fake news. Prisiūk antraštę panaudosiu to jau. O pristatyk klausytojams, kas per du reikalas. Apskritai yra tas turbūt nuo to reikia pradėti. BAF tai yra Baltic American Freedom Foundation. Tai yra organizacija sukurta 2010 metais, jeigu neklystu. Taip. Ar Lietuvoje naudoja? Ką? Ta data, ar kad Lietuvoje pradėjo veikti, ar kad apskritai buvo sukurta? Man atrodo, kad buvo sukurta, bet aš nesu tikras iš tikrųjų. Nesmė žodžių. Esmė tame, kad tai yra organizacija, kuri siekia sustiprinti ryšius tarp Baltijos šalių ir Amerikos. Ir į tą programą pateko žmonės iš Lietuvos, Latvijos, Estijos. Ir realiai tai visa programa, iš viso buvom 3 savaitės, 4. Ir 3 iš tų savaičių organizavo tokia organizacija CIEE. Ji buvo atsakinga už administravimą, ji buvo atsakinga už koordinavimą visos veiklos ir mes mokinomės naudoti duomenis, marketingui ir taip toliau, darėm visokius tyrimus, ėjom į gatvę, klausinėjom žmonių, rinkom duomenis, kūrėm savo hipotetiškus produktus. Ir paskutinę savaitę perėmė jau ne CIEE, o pats BAF ir jie organizavo tiesiog kelionę. Buvom New York'e, Bostone, Vašingtone, buvo pasaka. Aš realiai dėl tos 4 savaitės aplainau, bet nesigailiu dėl tų 3 savaičių. O kokie kriterijai apskritai yra tapti šitos lyderio akademijos dalyviu? Akivaizdu, kad šiaip... Ten, tarkim, anglų kalba... Akivaizdu, tai aš nuo to norėjau pradėti anglų kalbą, bet to pačiu anglų kalba nėra tiek svarbi, žinau iš kitų dalyvių, bet
labai svarbu turbūt motyvacija ir parodyti savo susidomėjimą entrepreneurystę. Čia turbūt... Verslumu. Jo, verslumu ir labai svarbu, kad kažką praeitį su to būti darius, manau. Bet aš patekau, čia yra tas vadinamas survivor bias, kai patenki, atrodo viskas lengva ir atrodo, kad viską žinai, bet iš tikrųjų nieko nežinai. Tai reikėtų klausti tų, kurie nepateko galbūt, kurie gal geriau pasakytų tos kriterijus. Aha, sakai, jie tikrai supranta, kodėl nepateko? Galbūt. Aš kai kažkur aplainu ir jeigu nepatenku, tai aš dažniausiai žinau, kodėl. Na jo, tiesa, nes man irgi panašiai yra buvo, kai į Flex aplainau ir nepatekau. Kaip atrodo patenketa ir tas atrankos procesas? Iš esmės, tai visa mėsa yra 5 motyvaciniuose rašiniuose. Jų ten apimtis nėra ribojama. Iki 5000 simbolių ar 50 000, turbūt 50. Nežinau, neatsimenu. Simbolių, jo, iki 5000. Gal 5, jo. Tai tos 5 laiškus parašai ir tada iš tų 2000 atrenka gal kokį 60 žmonių ar kažkas tokio. Tada esi pakviestas į interviu Vilniui ir tenai, čia jau paskutinis yra tas frontas, kurį turi praeiti ir tada patenki. Per interviu klausinėja dažniausiai iš tų motyvacinių laiškų. Man ten visai lengvai praėjo, aš ten parodžiau savo appsus. Tik vienas iš sunkesnių buvo tų dalykų, kad man klausia, sako, ar tu galėsi laikytis taisyklių, nes mes turim labai griežtas taisyklės šitam visam bafė. Tai sakau, jo, aišku, mes su tėvais keliaujam, aš galiu likti vietoj ramus. Ar mokytoja, kurios numerį davėt, tam pritartų? Ir tai buvo anglų mokytoja ir aš visus metus nedariau namų darbų. Tai aš sakiau, nežinau, turbūt reikės jums paskambinti tada. Palauk, tai kaip ten buvo? Jo, tu man pasakai, dar plačiau, ne ten istorija yra su anglų mokytoja. Kokia istorija? Neprisimenu, bet jo, buvai minėjęs apie tą anglų mokytoją. Tai jie skambino ar neskambino jai? Ne, neskambino. Ne. Čia tipo kaip ir taip įvaryt tave į kampą ir jeigu ką... Jo, jinai turbūt būtų pasakęs, kad jo, Martynas yra geras vaikas labai, bet nenorėjau rizikuoti. Jo, čia žinai, kaip per auditą būna mokytojai iš karto auksiniai pasidaro. Čia skambintų kažkas iš ten Amerikos ambasados vos ne... jo, aukselis. Kaip vyksta pasiruošimieji mokymai? Nes yra tie pre-departure orientations, ne? Tipo online. Jo, ten buvo, aš jau net pamiršęs. Ten supažino su taisyklėm, pateikė situacijas ir sako, ką tu darystum tokioj situacijai. Amerikonam apskritai labai taisyklės yra labai labai svarbu. Jie turėjo tokią taisyklę, kur, aš gal ne visai jai pritariu, bet tokia buvo. Visada būti po 3 kartu su kažko, jeigu kažkur išeinam. Ir mes laukiam autobusą prie tokio ten supermarketo ir galvojam, mums reikia nusipirkti skalbimo miltelį su kambarioku. Tai nuėjom parduotuvę ir kai išėjom mūsų visi laukia autobusą ir mano draugas gavo warningą, aš negavau, nes paskiau sorry, that will not happen again. Kokios dar, tarkim, keistos taisyklės įsiminė tau? Ten, ta prasme, buvo, gavai kažką, netėvo perskaityti, ar pats gavai ten testas buvo? Ten duoda teoriją ir tada turi, kaip ir testas kažkas tokio. Bet ten esmė apie kultūrą amerikiečių. Ar dar kažkas? Kalbėjau apie tai, kaip, pamiršau, kaip vadinas, tos yra skirtingos laiko sampratos, kai ten pagal geografinę lokaciją priklauso, kaip žmonės galvoja apie laiką. Pavyzdžiui, vienose vietose yra taip, kad 3 valandą susitikam. Gerai. Ir maždaug susitinka ten po 3:15 kažkas tokio. Tai Amerikoje yra labai svarbu laiku būti, atseit, ir apie tai tenai parodė. Kalbėjo apie kultūrinį šoką. Tai yra, kad atseit, kai nuvyksim į Ameriką, gali būti šiek tiek liūdna dėl kultūrinio šoko, viskas yra atseit kitaip. Aš to nepatyriau. Ačiū Dievui, kurio nėra.
O kaip manai, o tu prasme, buvo kažkam ten toks kultūrinis šokas, kad šokas ištiko? Nu, to prasme, fizinis. Ne, nu nėra literally šokas, to prasme, nu tiesiog depresija. Ai, homesickness tipo. Jo, kažkas tokio. Jo. Aha. Bet jūs gaunate ten mentorius, nu, ta prasme, kad yra ne grupės vadovas, bet jisai visais nepasirūpins, ar visais pasirūpina. Kaip ten vyks, ar kiekvienas už save ten kovoja, kad išgyventa. Nes tipo, tiems, kuriems yra kultūrinis šokas, jiems tikrai sunku ir reikia pagalbos. Jo, tai mums kalbėjo, kad mes galim pasikalbėti su žmonėm, kurie, jie buvo atsakingi už mus ne per akademinės valandas, tai tie žmonės, jie atseit yra pasiruošę padėti kažkas tojo. Turbūt to niekam net nereikėjo. Aha. Nes vis tiek atranka vyksta į ranką žmonės, kurie būtų psichologiškai pasiruošę. Nu, kiek galima patikrinti iš tikrųjų. Jo. Kodėl iš piniginės pusės verta dalyvauti BAFE? Viskas nemokamai išskyrus maistą. Nu, maistas irgi nemokamai, bet kai keliavom paskutinę savaitę, tai ten davė kokį $20 gift cardą ir iš to nepavalgys. Už visą savaitę? Ne, vieną tiesiog ten pietus pavalgy kokius, bet tiesiog ten brangiau yra. Aha. Ir šiaip tas maistas Amerikai man nelabai, nes jie labai fast foodą valgo. Jo. Ir, nu, pavyzdžiui, dešrainį pasiėmė, atrodo, ten hot dogai Amerikos identiteto dalis, tai tau duoda bulką, uždeda dešrelę ir uždeda padažą, jeigu labai pasiseka agurkiuku. Ir kiek sumokė? Neatsimenu kiek, bet ten, nėra ir pigus palyginus už tai, ką gauni. O restoranai tai ten toks prestižo reikalas, bent jau man taip atrodo. Jo, ten kiek, tarkim, iš Simpsonų įsimačius, ten būtina rezervuoti. Nežinau, mes neėjom į restoranus. Pala, bet tipo jūs gavo $20, ane, vienam mylai? Jo. Ir nepakakdavo? Bent jau man tai ne. Aha. Nu, aš daug valgau. Aha, suprantamas. Ten labai gerai buvo, ten labai geras sąlygas gyventi, nes pirmas 3 savaitės, kur gyvenom, mes gyvenom campus'e tiesiog koledžo. Ir tenai buvo ir džimas, galėjai pabėgioti viskas. Gyvenom prie vandenyno, kuris atrodo taip pat kaip tiesiog jūra. Realiai klimatas labai panašus į Lietuvos. Kuriam jūs mieste buvot? Pirmas 3 savaitės Portlande. Bet rytiniai daly, vakariniai yra didesnis Portlandas. Okay. Kokie yra įsipareigojimai grįžus į gimtąją šalį? Ar yra kažkokie tokie? Realiai mes dabar atsit būsim dar BAFE alumni, kas yra tiesiog, ten bus kokie reunions ar kažkas tokio, ten tiesiog tokie networking eventai, kur galima susipažinti su žmonėm. Mes nesam jų dalis, nes, kaip jie argumentavo, kai visiems eis 18, tada mes automatiškai kažkaip tapsim to dalim, nes jų renginiuose yra alkoholinių gėrimų ir jie to nenori. Bet jeigu Lietuvoje vyks renginys... Tai gal dabar nuo 20 ir aš nežinau. Bet jo. Ir dar šiaip jie labai rūpina savo prestižu. Kai mes buvom Times Square, mums sakė, kad moteris be liemenuko gali prieiti ir norėti fotkintis, tai mums to neleido daryti. Nes, arba, pavyzdžiui, buvo, neatsimenu, kurioje vietoje, New York'e gal irgi. Ten buvo toks bulis ir buvo jo kiaušiniai. Ir atseit yra atseit prietaras, kad jeigu jos paliesi, ten tau bus laimė ar kažkas tokio. Tai mums to irgi neleido daryti. Ne tai, kad būtumėm norėję, bet sakė nedaryti. O tu norėjai? Turiu pripažinti, buvo pagunda. Bet jie labai griežtai, jeigu ten gauni kelias warningus, tai jie siunčia tave atgal į Lietuvą ir tu dar pats už bilietą susimoki. O buvo kažkam taip? Ne, bet anksčiau yra buvę praeitose. O gal čia visiems taip sako? Gal. Aš nenorėjau rizikuoti. Aha, nu jo, just in case. O ten skaičiau, kad yra jūs pačios tos stovyklos metu kuriate veiksmų planą kažkokį? Turbūt kalbė apie produkto vystymą. Mes turėjom sukurti verslo modelį pagal Business Canvas,
Mes labai daug teorijos iš tikrųjų mokinomės. Susitikom su daug entreprenerių, kurie mums pasakoja apie savo patirtis, mes galėjom su jais konsultuotis. Mes kūrėm tą business canvas, turėjom rinkti duomenis, jiem buvo labai svarbu surinkti duomenis ir per pristatymą kiekvieną savo teiginį paremti duomenimis. Taip, mes turėjom pasidaryti atseit apklausą ir tada ėjom į miestą, į Portlandą ir klausinėjom žmonių, prašėm, kad užpildytų. Čia atseit rinkos analizė ir tada priėjom išvadas kažkokias tai. Mūsų produktas buvo pripažintas mūsų verslas tas geriausiu. Ten, kur tu buvai toje komandai? Jo. Aš tai komandai man nelabai patiko dirbti, bet galiu papasakoti apie pačią verslo idėją. Okay. Tai tiesiog jis vadinasi Kursora ir tai yra tiesiog programėlė, kuri leidžia sujungti turistus su vietiniais žmonėm paprastais, kurie nori pabūti gidais. Tas labai geras variantas. Ir gali aprodyti tiesiog vietas, kur, pavyzdžiui, tie miesto gidai tiesiog, miesto gidai parodytų tau ten Liberty Island, tos visus tas populiarias vietas, bet, pavyzdžiui, vietinis gidas gali tau parodyti kokį restoraną gerą, gali parodyti kažkokią tai vietą, kuri jam fainai yra. Ir gali labiau padėti kultūrą atrasti, nes tą gali susipažinti su to žmogum vietiniu. Naudočiau tokią programėlę, tiesą pasakius. Ar yra planuojama sukurti? Ne, čia buvo tik tai verslo modelis. Jo, tiesiog teorija. Bet kaip tau pačiam ši idėja? Norėtum? Gera, bet to pačiu yra TripAdvisoris, kas atlieka panašias funkcijas. Ne visai, bet... O kas buvo jūsų, ta prasme, koks verslininkas jums padėjo? Ten įmonė ar kaip pasakyti? Mes su visais konsultavomės. Aha. Buvo toks šovas, kur daro banglentas, su juo kalbėjomės. Realiai ten buvo daug žmonių, su visais stengiamės kuo daugiau informacijos gauti. Buvo žmogus, kuris turi verslą, kuris gamina labai lengvas kuprines, atseit haikinimui ir taip toliau, ir jos atseit patogios. Or something like that. Kaip atskrydys į Ameriką? Jeigu neklystu 8 valandas, į priekį skrendant nesijautė tokio nuovargio, nesijautė taip stipriai tas jet lagas, bet grįžus tai buvom nuvargę. Pačią skrydžio metu yra planšetės atseit sudėtas ant tų sėdynių, ne? Jo. Ir gali ten pažiūrėti filmus. Ir buvo atseit exercise filmas. Ir filmo pradžioje rašo, mes neatsakingi už susižeidimus. Ir tenai buvo seated yoga, atseit sėdint prasitampimas. Does it work? Jeigu yra disclaimeris, kad galima susižeisti, tai aš įsivaizduoju, kad čia ten gan hardcore. Ar pats susižeis, ar kitus sužeis? Tai nebandėjai? Aš nebandžiau, aš žiūrėjau ten Shrek ar kažką. Tai jau žinai, kokybiškai praleistas skrydį. Jo. O kur apsistojot? Tai kaip sakiau, Portlande pirmas 3 savaitės, o paskui tiesiog... Pats pastatas, tas tai gyvenamoji vieta. Mes gyvenom, realiai buvo kaip 2 kambariai, bet jie buvo sujungti ir ten buvo bendra vonia, tai mes gyvenom 4. Tokiam sąlygos tikrai geras iš tikrųjų buvo gyventi. Ten buvo stalo žaidimai, dar buvo biliardas net apačioj salone. O su kuo gyvenai? Gyvenau su estų ir latviu, taip pat buvo lietuvis ir dar kažkas. Man atrodo, jis buvo irgi estas. O šiaip? Ten buvo buvo įdomus žmonės, mes smagiai pakalbėjom. Tas latvis, man jis patiko, jo vardas buvo Christians. Tas patiko, jis fainas buvo čiuvas ir jisai labai klauso senos muzikos, jisai mėgsta plokšteles nusipirkti. Tiesiog, kaip pažiūrėjau, visi dabar Spotify naudojam, tai plokšteles nusiperka. Buvo įdomu pakalbėti apie viską ir to pačiu susipažįsti su žmonėm iš kitokio draugų rato, kas praplatina perspektyvą. Jo, be abejo, tu prasme, bet dabar atrodo, kad tu mano klausimus nuspėjai, nes aš kaip tik norėjau klausti, su kuo bendravai, kaip patys dalyviai ir you're like extra sense. Aš šiaip, nežinau, mažiausiai bendrau su lietuviais.
Ne, nu, tai aišku, noris taip naudotis galimybę tikriausiai su kitais pabendrauti, su kitom kultūrom, nors muzika nelabai skiriasi. Aha, bet mes buvom komandai, kai darėm tą verslo modelį su 2 lietuviais ir 2 estais. Tai tie 2 lietuviai izoliavo mus ir tiesiog jie atskirai viską darė ir, žodžiu, ilga istorija, bet čia buvo tokia gan vertinga patirtis man, kai pamačiau, kokios teamos gali būti neproduktyvios, nors kita vertus mes kaip ir buvom, kaip turėjom geriausią tą verslo modelį, tai čia toks dvipusis. Aha. O tai kokios pamokos išmoktas iš to work darbo grupėje? Kaip dirbti komandai. Realiai supratau, kad lyderis yra ne tas, kuris įsakinėja, o tas, kuris pateikia argumentus, kurių kiti klauso ir tada visi savo norų dirba link bendro tikslo. Tas, lyderis turbūt tas, kuris pateikia geresnį pasiūlymą ir jį labai gerai argumentuoja. Mhm. Bet man dar tas patinka faktas, kad iš teorinės pusės, kas yra grupės lyderis, tai jis yra šiaip iš tikrųjų kintamasis, lyderiai gali keistis. Vienu metu ties viena sfera būti vienas lyderis, toj pačioj darbo grupiai, o kitu metu kitas lyderis, jau kitas žmogus. Ar tu buvai lyderis pats grupiai? Aš nežinau, mes turėjom diktatorę. Žodžiu, aš bandžiau, fašizmas. Aš bandžiau stumti darbą į priekį, to izoliuotai grupiai. Aš bandžiau tas 2 grupės sujungti, bet diktatorius buvo aršus. Aišku. Ką veikdavot laisvalaikiu? Aš tai asmeniškai bėgiojau ir žaidėm duraką. Vienas? Jo, vienas. Nesilaikiai taisyklių. Po kampusą leido. Kažkaip išsikovojom šitą, bet iš pradžių nenorėjau leisti. Aha. Jo, ir dar duraką žaidėm. O, cool. Kaip sekės su aplošdavai visus? Ne, aš būdavau tas, kuris pasikrauna, aš nemoku kortom žaisti. Bet manau, dabar vis tiek patobulėjęs esi. Gal ne. Nežinau, galim Kartais tiesiog kitiems pritrūksta talentą. Jo, turbūt. Visų pirma, reikėtų pažinti kortas normaliai. Dabar tokia plius minus rubrika. Kokia? O palapačia rubrikas yra kažkokios tai. Aš galvoju, kad čia taip padirkai viskas. Dabar ką tik sugalvojau. Kokius pasibėjai pliusus Amerikoje, dėl kurių grįžtum ten, arba Lietuva turėtų iš tų pliusų pasimokyti? Gal pradėkim nuo minusų, nes tada su pliusais galėsim sušvelninti. Nu gerai, pradedam nuo minusų. Konsumerizmas. Aha. Amerikoje jaučiasi tas lietuviškai vartotojiškumas. Labai daug mašinų, nes amerikiečiam tai mašina reiškia asmeninę laisvę, o laisvė yra tiesiog that's their thing, you know. Tai kas čia dar? Tas taisyklių aklas laikymasis labai toks, taisyklės yra, jos nėra visiškai lankščios. Ir nors ir kartais atrodo, pavyzdžiui, kai mes nuėjom parduotuvę nusipirkti skalbimo miltelių, atrodo, čia nieko tokio tikrai, kas gali atsitikti toj parduotuvėje, kai yra šalia visi laukia. Tai gali atsitikti šūtingas. Aš galvoju, akivaizdžiau neminėti. Realiai. Toks liūdnesnis. Ja. Pliusai tai, kad yra labai daug skirtingų žmonių. Visi žmonės, jie nebijo išsiskirti. Apskritai, Lietuvoje tas matos, kaip, pavyzdžiui, mes čia gyvenam kaime Šilalėj, tai visi vienodi, visi bijo kažkojo tai kitokio šukoseną pasidaryti, kažkaip kitaip apsirengti. Kai Vilniuje vaikštai, tai yra gražu matyti, kaip žmonės eksperimentuoja. Nebijo. Man patiko Beatos Tiškevič story žiūrėjau Instagram'e ir jinai kaip Nebegėdos įkūrėja, jinai su Maike, kuri užrašyta buvo mėnesinės, vaikščiojo Vilniuje, tai tu prasme visiems tas pats nusispjaut ir ten po to pasakojo istoriją, kai buvo mažesniam miestelį, tai sakė įvairių reakcijų susilaukė, nes ten visiems įdomu, kas tavo asmeninis gyvenimas. Nes, tipo, apranga irgi gali
išsakyti. Čia realiai, čia tas pats tipo, kas nešiot ženklą, nesikalbėkit su manim, netos laikas. Na, nebent nešiot netas. Tik žinai, jeigu svastiką nešiotum, tai tada jau... Jo, buvom suvenyrų parduotuvėse, tai ten jie turi labai keistų suvenyrų. Buvo maikė, kur parašyta I love my penis. Aha. Paskui buvo konfederatų vėliavo marškinėliai, Fortnite, paskui nacionalizmas dar vienas iš minusų yra. Kaip, pavyzdžiui, maikė buvo, ant kurios parašyta I stand for the flag, I kneel before the cross. Amerika, religija, du mėgstamiausi dalykai. Bet tai man juokingas su to nacionalizmu, nes realiai Amerika yra, ten nėra vienintelė šalis pasaulyje. Ta prasme, ten yra Amerikos tikrieji piliečiai indėnai, kuriuos išvarė prieš daug metų atvažiavę, atplaukė europiečiai. Ironiška. Labai. Bet realiai, aš daug minusų paminėjau, bet iš tikrųjų, to pačiu žmonės draugiški yra. Aha. Kai kalbės su žmonėm, tai yra kitaip negu Lietuvoje, tiesiog gali bet ko paklausti, ypač kitos surveys darėm, amerikietiškai. Tai jautės, kad žmonės laisvai linkia bendrauti. Jau mūsų siek pripratė jie. Čia, vėl atvyko BAF Leadership Academy. Jiem buvo labai keista, kad mes kalbam angliškai, nes, Amerika vienintelė šalis pasaulyje. Ne, iš tikrųjų tai yra ta problema, kad yra tokia didelė šalis, kad jiem nereikia niekur toliau keliauti, tai jie gali po Ameriką keliauti ir jie nepamato skirtingų kultūrų. Čia nuvažiuoji Lietuvoje, gali kelius šimtus kilometrų nuvažiuoti, bus Lenkijoje ir jau iškart skiriasi kalba, žmonės, tradicijos. Čia turbūt Europoje yra pati geriausia vieta gyventi pasaulyje. Aš aišku nežinau, aš dar nebuvau tiek daug vietų. Ar tikrai? Svarbiausia už Traksį esi jau buvęs. Tai. Ja. Traksė diskitoniška vieta. Bet Tauragiai prie bangos ten taip. Dabar tikriausiai kiti klausosi ir nesupranta, kas čia per vietovės iš viso. Bet to Šilalės rajone yra užsienis. Čia ne jokai. Yra kažkur kaimas Dargiai. Tai gal ten, jūs gal buvo dvariškai kokie tavo proproseneliai? Turbūt ne. Ir kadangi tau patiko žodis rubrika ir tai pakėlė šito podcast'o lygį tavo akise, tai dabar patarimų rubrika. Patarimų? Taip, patarimų. Tu čia man dalinsi patarimus? Ne, tu dalinsi kitiems patarimus. Toks dabar tas nuolatinis klausimas, ką krautis į lagaminą? Ar būna kažkokie nurodymai? Aš buvau vienas iš tų, kur turėjau mažiausią lagaminą. Aha. Man atrodo, kad kuo daugiau daiktų pasiemi, to didesnė našta. No shit, Sherlock. Jo, tiesioginė ir netiesioginė prasme, ta prasme, tiesiog net nežinai, kiek tau mažai daiktų iš tikrųjų reikia. Tai ką krautis į lagaminą, šepetuką, drabužius ir gloką, nes į Ameriką, palap. Ką žinau, gerbti kultūrą reikia. Ką parvežti lauktuvių? Aš tai magnetukų parvežiau, bet gali parvežti, ką žinau, Trumpo šoto stiklinę, ką aš padariau. Nesudužo? Ne. Aš jo. Galiu parvežti dar kokį school shootingą ar kažką tojo. Kur čia viešinsit? Neviešinkit per daug. Tiesiai į taikinį. Kaip susibendrauti su kitais dalyviais? Bendrauti. Tavo prasme, pavyzdžiui, yra pietų stalas, tai ateit atsisėsti. Ne vienam sėdėti. Jo. O aš galvoju, tipo vienas atsisėsi ir prieis prie tavęs. Jeigu esi panelė, gal. Man taip nėra. O kaip būti panelė? Tu man pasakyk.
Ir kaip neišleisti $1000, nors pasiėmė tik 300? Pala, iš kur čia šitas? Nežinau. Šiaip savo sugalvojau, nes dažniausiai tai būna, pasiėmė tam tikrą sumą, nu ir turi kortelę ir tau pasibaigė ta žinai, suma. kad aš 300 pasiėmiau, lygiai. Ir pasiėmė kortelę ir, mama visą laiką klausė, ar nereik pervesti pinigų. Ir tada, išleidai visus, nes žinai, kad tau perves pinigų ir tada. Ai, tu dėl to skundės? Ta prasme, to nebuvo toksai atvejis? Ar įsitekai į pinigus? Ką žinau, aš visada, Amerikai, tai sakau, tų išlaidų tikrai daug nebuvo, suvenyrai ir tarpais prisimesti truputį ant maisto, bet šiaip tai viskas nemokamai. Kai buvom Gruzijoje, tai tenai šiek tiek taupėm. Bet nepavyko. Retrospektyviai žiūrint, tai gan juokinga, nes ten viskas labai pigu, ten nenorėjom sumokėti 30 centų, kad pavežtų kilometrą. Tai valdai, ką jūs darėt? Kaip? Ką jūs darėt, kad nereikėtų tiek mokėti? Tai nuėjom tiesiog. Ai, okei. Jūs su visom tašėmėjot? Mes buvom 2 savaitės, bet mes turėjom kiekvienas po kuprinę tiesiog. Nu jo, tu tikrai negalėtum panelė būti. Aha. Bet mažai trūksia. Tai kokia dabar bus rubrika? Dabar bus rubrika The End. Aha, šitą nuspėjau. Ir ten irgi yra klausimų, ta prasme, Ai. ne pabaigos pabaiga, bet pabaigos pradžia. Tai čia toks filosofinis, ar ne? Na, aš pamastysiu apie tai. Ar šiuo metu... Ai, aš be to noriu, aš ten juokavau dėl school shootingo, iš kur faina Amerikai. Visas šalis turi savo problemų. Tiesa. Jo. Bet tai tampa skiriamųjų ženklų. Kai Amerika tokia didelė, tai jai taip atsitiko, jo. Kas yra Lietuvos skiriamasis ženklas? Iš tų tokių neigiamų? Jo. Didžiausias savižudybių skaičius Europai. Manau, dar Gražulis. Aš jau jį pamiršęs. Bet jis dar nebėra. Ir dabar artėja rinkimai. Alkoholis nuo 20 metų. Nors Amerikai tas pats. Nuo 21, jeigu neklystu. Ar rimtai? Man atrodo, aš nežinau. Bet mašinų nuo 16 galima. Ne. Amerikoje. Man atrodo, kad ne. Jo. Nežinau, nesiginčius. Tai ar yra šiuo metu kažkoksai klausimas, kuris tave labai erzina? Kokios bus pasiekmes po šitą podcastą ir kur jūs įviešinsit? Aš klausiu, ta prasme, ar tave kažkas labai klausinėja kažkokio tai klausimo, ta prasme? Ne? Ką mes čia darom? Apie pasiekmes podcast'o papasakosiu jau po viską. Klink. Negali būti gerai. Man patinka, kad tu primerkė akį, bet prisimeni, kad čia tik garsiai rašo, tai dar tą klink padarai. Nes, ta prasme, žinai, kai būna tipo 5D filmai, ten iš tikrųjų ne 5D. Aš mačiau XD. Ten tipo 10, bet man tiesiog XD. Čia Palangoj. Sankiai. Tai kokie ateities planai? Mokytis, daryti tą patį realiai, bandysiu keliauti daug, bet turbūt nebus tiek daug laiko. Kai stosiu, kad tu norėsiu bandyti patekti į programą Gifted, kas tiesiog suteikia daug galimybių studentams, kaip, pavyzdžiui, eina į pastiprintas paskaitas, tie studentai, kurie yra Gifted nariai. Čia toks kaip kitas dabar objektyvas mano. Realiai šiaip tai tiesiog dabar plaukiu pasroviai. Žiūrėsim, kas bus. Gerai plaukti pasroviai? Jeigu moki plaukti. Deep. Čia buvo deep. Nu geriau deep nebūtų. Po to paskeisi.
Tai šituo nedyp teiginiu tavo ir baigiam podcastą. Ate. Ir metas bullet pointams apie Buff Leadership Academy. Ją gali aplikuoti esami 11-okai. Pati akademija vyksta vasaros metu ir trunka 1 mėnesį, o vieta yra Jungtinės Amerikos valstijos. Akademijos metu yra kuriamas verslo planas su mentoriais verslininkais, o 5 paskutinės dienos yra skirtos aplankyti New Yorką ir Vašingtoną DC. O svarbiausia, visa tai yra pilnai finansuojama. Daugiau informacijos šios serijos tema gali rasti mūsų Facebook puslapį ir Instagrame. Komentuok pastabas ir pasiūlymus, kaip tobulėti, nes tobulėti tikrai norim, tad nebijome kritikos. Be to, kokia tema tave domina ir norėtume apie tai išgirsti. Šį epizodą vedžiau aš, Faustas Ragauskaitė. Garsą sueditina ir ties techniniais klausimais man patarė Kristupas Grigalavičius, o tave atlydi iš šį epizodą ir išlydi iš jo Eimanto Leknicko bytas.